Sveiki, mėlyjeji, man taip pat labai faina būti Kaune, labai mėgstu šitą miestą, pats čia esu studijavęs, daug labai fainų akimirkų praėję. Ir aš, žinot, taip mėgstu dažnai betarpiškai pasikalbėti, neturiu niekados praktiškai skaidrių, tai noriu Jums užduoti klausimą, kaip galvojat, kokius žmonės lengviausiai yra palenkti į savo pusę, turint, tokių blogų kėslų. Yra vienas toksai žodis. Kaip galvojat? Silpnus. Taip, bet yra toksai posakis, jeigu šiek tiek perfrazuotume, kad tamsią liaudį lengva valdyti, ar ne? Ypač turint tamsių kėslų, tai ačiū jaunimo linijai, ačiū Jums, mėlyjeji visi, kurie esate čia gyvai, tie, kurie žiūrit mūsų transliaciją. Man atrodo, šita, negaliu pavadinti akcija, labiau tai yra žinutė, judėjimas, kad nušviskim, nepaisant kokią spalvą, aš mėgstu geltoną spalvą, turbūt nesunku iš mano garderobo pasakyti, ar ne? Tai ačiū, kad šviečiat visomis spalvomis, kaip ir visos emocijos yra labai reikalingos. Nėra gerų, blogų, visos labai reikalingos, tik tais vienos patogios, kitos ne. Tai man atrodo, jeigu mes šviesim, jeigu būsime tie, kurie neš šviesą, tai net tamsiausią naktį mūsų niekas nedrįs įžengti į mūsų šalį ir nedrįs net pagalvoti, kad šitą laisvą, šviesią šalį galima bandyti kažką su jie padaryti nedorų. Pradėsiu nuo tokių galbūt šiek tiek komiškų situacijų, kadangi pavadinimas yra kaip elgsimės, kai kauks sirenos, visai nesena mano patirtis. Prieš išvykstant į kitą pasaulio pusę, į Naująją Zelandiją, teko žiūrėti serialą Černobylis, kas esat matę. O, visi, puiku. Atsimena tą vietą, kur kaukia sirenos ir vnimanija, vnimanija, važiuoja autobusiukas ir visus kviečia išgirsti, kasgi ten bus, kodėl ten reikia atkreipti dėmesį. Tai jau buvo ir nemažai karo metų praėję, aš jau tas sirenas iš įvairių YouTube filmukų girdėjęs, kaip jos kaukia, ir mes su drauge išvykstam į Naująją Zelandiją. Kaip žinia, Naujojoje Zelandijoje kartais vyksta žemės drebėjimai ir kaip toli jie bevyktų, Naujojoje Zelandijoje sirenos yra gana dažnas reiškinys. Ir ką jūs galvojat, mes mėgam kempingę, 3 valandą ryto, pradeda kaukti sirenos, aš išlėkęs pusnagis iš to autobusiuko, dairausi, kur žmonės jau čia evakuojasi. Ir grįžtu į mašiną savo draugiai, sakau, man atrodo, šakės šitoj bus, kažkas čia įvyks, jinai sako, kvaily, taigi čia ne Lietuva, niekas čia nepuls mūsų. Tai vat, mano toksai suvokimas buvo apie sirenas ir kaip reikia reaguoti. Tai aš nesu geriausias pavyzdys, kuris nepanikuoja. Ir bėgant laikui, tiesą sakant, mokinuosi vis labiau nepanikuoti. Mano istorija, kaip Diana šiek tiek užsiminė, turi nemažai tokių bruožų, iš kurių galima pasimokinti, jinai yra pakankamai jautri, tai aš ją jums pabandysiu trumpai šiandieną papasakoti, galbūt kažkas esat girdėję. Tai turim susitarti tokį dalyką, kad šiandieną čia šį pusdienį leidžiamos visos emocijos, tiek galim turbūt džiaugtis, galim šypsotis, bet to pačiu jeigu labai viduje užspaus, mane pasakojant dažnai užspaudžia, kad ir kiek tūkstančių kartų aš tą istoriją pasakočiau. Tai leiskim, tegul tos emocijos būna. Žinot, sako, stiprios emocijos nesitęsiam žinai, ne, jos yra linkusios, jeigu leidžiam jom būti, tai jos kažkada ir baigėsi. Ir mano istorija yra turbūt galbūt džiugi tuo, kad jeigu aš čia jau stoviu prieš jūs ir dalinuosi šitais savo patyrimais, tai jaučiu, kad turiu ką papasakoti ir jaučiu tam prasme. Tai nepaisant to, kad šiek tiek ir mano balsas jau pasėdęs, nes šiandien yra 5. konferencija šią savaitę, kurioje kalbu, eičiau ir kalbėčiau, kiek tik tai kviestų, nes manau, kad, žinot, kartais komunikacijos žmonės sako, kad svarbiausias ir vienintelis dalykas, kurį mes turim, yra reputacija, tai man atrodo dar svarbesnis yra sveikata, nepaisant to, ar jinai būtų somatinė ir psichinė. Tai jeigu prarandam sveikatą, nelabai kas mums daugiau ir lieka. Aš tikrai esu tas pavyzdys, kuriuo reikėtų kliautis, sakant, kaip nereikia daryti. Viskas prasidėjo prieš man pradant profesinę karjerą, kai rinkausi, kur studijuoti, tai daugiau negu prieš 20 metų.
Ir iš vaikystės atsinešiau tokią svajonę, galvoju, noriu turėti didelę šeimą. Nu, tai kas man atrodė didelė šeima, aš pats esu iš 4 asmenų šeimos, tai tėtis, mama, aš ir sesuo. Tai aš galvoju, aš noriu 4 vaikų mažiausiai, 3 šunų, 2 kačių, 1 žiurkėno, tarkim, žiurkėno. Ir jeigu nori turėti didelę šeimą ir išlaikyti, reikia didelio namo, ar ne? Kadangi norėjau gyventi sostinėje, reikia pakankamai užsidirbti, nes didelis namas sostinėje tikrai kainuoja didelius pinigus. Natūraliai, kokią karjerą rinktis. Nu, gal nelabai man tai patiko tas mano pasirinkimas, bet jisai buvo grinai iš tokių praktinių sumetimo. Reikia rinktis, kas susijęs su technologijom. Prieš 20 metų tai buvo technologijų pati aušra. Ir be abejo, kad man visai neblogai, tiesą sakant, sekėsi tiek pačioj pradžioje, supratau, kad galima visai neblogai užsidirbti. Kiekvieną mėnesį gaunant atlyginimą, tikrai tas mano pasirinkimas džiugindavo tą dieną, kai aš pasižiūrėdavau banko sąskaitą ir likusias 20 dienų nedžiugindavo, nes galvodavau, kad kažkaip labai sudėtinga yra daryti tuos technologinius sprendimus. Aš pats kodo nerašiau, nebuvau programuotojas, bet aš vadovavau programuotojų, architektūros specialistų komandoms. Ir laikui bėgant vis labiau kvestionavau tą savo pasirinkimą, bet jeigu pamenat, ta viena diena per mėnesį labai džiugindavo. Ir užsidirbęs pakankamai pinigų, iškeliavau labai mėgstu keliauti, iškeliavau tuo metu į labai nepopuliarią šalį Šri Lanką, tai toksai mažas lašelis žemiau Indijos vandenyne, jinai vadinama sterili Indija. Ir ten rašiau tokius memuarus su nuotraukom, siunčiau savo namiškiam, nes tikrai buvo visiems labai įdomu, kaip ten toli gyvenasi ir kas ten vyksta. Ir grįžus man iš to šalies, mane pasikviečia vienas iš mano bičiulių, kuris po šiai dienai yra vienos iš didžiausių kūrybinių reklamos agentūrų kūrybininkas arba kūrybos vadovas. Ir jisai klausinėja tiek apie šalį ir aš pasirodo netyčia jam nusinčiau vienus iš tų memuarų kartu su nuotraukom, nes jis irgi keliautojas, jisai labai mėgsta įsikvėpti, yra keliavęs po baisiai keistas šalis, įskaitant ir Šiaurės Korėją. Ir aš jam pasakoju ir jisai sako, Almi, čia mano toks sutrumpinimas vardo, sako, o tu pats ten rašei tuos memuarus, sako, ar čia kažkas su kažkuo keliavai? Ai, nesakau, pats aš ten kažką tai atsisėdęs per 5 minutės surašydavau. Jisai sako, ne, palažai, mes esam laimėję į vieno iš didžiųjų operatorių turizmo konkursą mūsų agentūrą ir mums reikia parašyti daug tekstų, daug vizualikos ir sako, nu tu žiauriai gerai rašai, sako, atvaryk pas mus pakopiraitinti. Ir aš sakau, taigi idiotė, aš dirbu IT sektoriui, tu įsivaizduoji, kad mano atlyginimas ir tai, kad tu man čia be pasiūlytum, tai nieko bendro neturi. Ir jisai jau tada turbūt labiau buvo pasiterapinęs negu aš šiandieną. Jisai sako, žiūrėk, ateis diena, kai tu suprasi, kad tau reikia grįžti į kūrybinės sritis, nes ne viskas pinigais nuperkama. Galvoju, nusišneka čiuvakas, kūrybininkas, ką jisai čia supranta apie gyvenimą. Tęsiasi mano karjera, viskas vyksta kaip suplanuota, ne? Labai mėgstu kontroliuoti, esu toksai mėgstantis kontroliuoti, kartais net mikromanagint dalykus. Ir susilaukėm pirmo vaikelio, jėga. Pamenat, norėjau turėti 4, pirmas jau yra, viskas pagal planą, karjera važiuoja tolyn, kiekvieną ten, kaip čia, 19 dienų kenčiu kančią, tada mėnesio gale pasitikrinus sąskaitą, buvo viskas tvarkoja, bet kažkaip vis augant organizacijoms, kuriuose prisijungiau, jaučiau, kad kažkaip, kai reikia kurti kažką tokio sugalvoto unikaloko, man labai gerai sekasi ir aš esu toksai, mane neiškrauna, o kaip tik įkrauna. Ir kvestionuodamas šitą vėl seka vakarėlis, kurio metu jau kita žmonių grupė, kuri yra pakankamai žinomi Lietuvoje muzikos atlikėjai ir vienas prodiuseris buvo ir mes ten brazdinam gitarom, aš tuo metu jau buvau begrojantis kokių 15 metų ir jisai atėjęs prie manęs užduoda labai panašų klausimą, kaip uždavė tas kūrybininkas, sako, gal tu nori profesionaliai kažką daryti, nes čia labai fainai džiazuoji, matosi, kad turi gerą pojūtį, melodiškumą. Ir koks mano atsakymas buvo?
Nedurniuoka, ne? Ką, menininkai neišgyvena čia iš tos muzikos, ką tu čia, man čia ir turiu kitų planų, biškai didesnių negu čia galiu su visą tai įgyvendinti. Ir žinot, kai viską planuoji, atrodo, kad ir viskas vyksta pagal planą, atrodo, kad tu viską šiaip jau ir sukontroliuot gali, ne? Gyvenimas vyksta taip, kad susiplanavai, pasidarai 10 bullet punktų ir galvoji, vat, žiūrė, viskas planuojasi. Pirma gera pliūcha į galvą man buvo tada, kai mes planavom antrą vaikelį ir dėl jį praradom. Ir čia prasideda tas mano toksai tamsus kelias, kuomet tikrai daug metų keliavau į tamsą ir buvo pirmoji žinutė, kad nu gal ne viskas suplanuojama. Tai tikiu, kad išmanot psichologiją, kaip galvojat, ką daro žmogus, kuris asmeniniam gyvenime turi didžiulius sukrėtimus, tai kaip jis elgėsi profesiniai srity. Taip, labai daug dirba. Reikia dirbti jau nebe 8 valandas, o jeigu galima 16, tai nes traumas reikia pakišti, paslėpti, kažkur pakavoti. Mes turim mėgstamą politikų pasakymą, kad į spintas, ne, tai galima ten sukišti, aš aišku šaržuoju. Ir sukišau ten tą savo traumą, savo nusivylimą, savo kažkokius tai neišpildytus lūkesčius ir aišku, kad dar daugiau dirbu. Bet kai daug dirbi, tai ir neblogai sekas, ar ne? Ir gaunu skambutį iš vienos iš didžiausių organizacijų pasaulyje, patenkančios į Fortune 500. Vyksta aukšto lygio vadovų atranka tarptautinė, tenka skristi į kitą šalį, kad toje atrankoje dalyvaučiau. Ir esu atrenkamas. Kaip tinkamas kandidatas, vienas iš ofisų yra Lietuvoje. Ir natūraliai pradedu dirbti dar sudėtingesnį darbą, dar mažiau turintį kūrybos, bet dar labiau džiuginant į tą vienintelę dieną, kai pasitikrini banko sąskaitą. Ir toks prasideda didžiulis disonansas galvoje, kad kaip čia dabar kažkaip nei susiplanuoju, arba susiplanuoju ir nevyksta dalykai mano gyvenime, arba lyg ir turiu sotų kažkokį, sočius pietus ar negaliu valgyti, bet nedžiugina kažkaip to džiugesio visko toliau, tuo mažiau gyvenime. Bandom susilaukti 3 vaikelio, prarandam 3 vaikelį, bandom susilaukti 4 vaikelio, prarandam 4 vaikelį. Visiškai sudaužytas, pakavojęs visą savo traumą spintoje ir bandydamas tai hiperkompensuoti darbe, aišku, kad pradedi prastai dirbti. Nes emocinė sveikata jau yra ties ta vieta, kai dar kažkas ir tikėtina, kad visiškai sudegs stogas. Ne? Stogas mano šiaip jau bent jau toksai šiek tiek šiaudinis. Nuo pat mažens buvau tikrai labai jautrus vaikas. Ir visos tos traumos susidėjusios dar prisideda tuo, kad aš tame labai nemėgstamame darbe gaunu projektą ir aš nežinau, mėlyje, ir jums būna, kai gauni kažkokią užduotį darbe, kur nuo pat pirmo sakinio supranti, kokį šūdą, atsiprašant, jūs man čia davėt padaryti. Nu, nes kažkas grįžti sako, kiekvieną dieną išgirskit mano istoriją, tikiuosi pasimokysit. Tai man nebuvo kiekvieną dieną, bet gavęs tą užduotį, tai buvo vadinamas briefas, kokių 20 puslapių, tai su kiekvienu puslapiu mano veidas vis labiau neaukėsi, nes supratau, kad tai yra beprasmiška, tai yra pinigų švaistymas, nesugebėsim tilpti į terminus, nesugebėsim tilpti į biudžetus, kodėl iš vis reikėjo tokią užduotį daryti. Ir mano tiesioginis vadovas žinojo mano asmeninę padėtį, natūraliai, kad per ateinančius 3 mėnesius aš nedeliverinau, taip, vaizdžiai tariant, nes aš netikėjau niekuo ir plus mano jau tuomet emocinė sveikata buvo labai tamsioj vietoj. Ką tai reiškia? Tai kad nuolatinis nerimas, miegodavau po kokias 4, kartais pavykdavo 5 valandas, bet atsikėlus ryte tarsi smaloj įklimpęs jaučiausi. Ir natūraliai jau vėliau, dirbdamas psichoterapijoje, mano psichoterapeutas pasakė, kad skaudžiausia man nebuvo, kad aš praradau tuos 4 vaikelius. Skaudžiausia buvo tai, kad aš praradau svajonę, kurią aš kažkada gyvenime turėjau, ar ne? Nes mums labai skauda, kai mes visą gyvenimą apie kažką svajojame ir ateina diena, kai mes suprantam, kad dėja, šita svajonė niekada nebus galimai įgyvendinti. Ir ateina pirmadienis,
labai tamsus pirmadienis, kuomet mane pasikviečia mano vadovai į kabinetą ir sako, žiūrėk, tu žiauriai nedeliverini, labai blogai dirbi, popieriukas, pasirašyk, nuo rytojus tavęs čia nereikia. Žinot, kaip ten su tais arkliais vyksta, ne, reikalai. Liaudiška tokia patarlė. Fun fact, kad tai yra organizacija, kuri turi visų spalvių geriausio employer lipdukus. Labai rūpinasi savo darbuotojais. Prie to dar grįšim. Ir dar juokinga detalė, kad tos organizacijos žmogiškų išteklių vadovė atsistoja prie durų ir neleidžia man iš kabineto išeiti tol, kol aš nepasirašysiu popierių. Tai aš nelabai atsimenu, kas tose popieriuose buvo parašyta. Pabandau kažkaip nerišliai pasakyti, kad duokit man bent jau į darbo vietą nueiti ir paskaityti, susipažinti, nes jūs galite įsivaizduoti, koks yra sugriuvimas mano gyvenimo ties tą akimirką. Išeinu, išleidžia mane bent jau iš kabineto, pasirašau popierius, į darbą nebeinu, viskas, ačiū, nebereikia. Ir su lik ateinančiom 2 savaitėm, normalu, kad mūsų psichika turi tam tikrą inertiškumą, dar kažkiek laikosi, tai mano psichika laikėsi iki realiai turbūt tos dienos, kai buvo atleistas. Ir prasideda panikos atakos nuolatinės, didžiuliai, tokie depresiniai epizodai, kuomet nelabai gebi apsitai suprasti, suvokti, kas tau yra sakoma, kai bendrauji su žmogum. Puikia iliustracija to yra, kai nueini, pavyzdžiui, į vieną iš prekybos centrų, pasiėmęs krepšelį pirkinių, man sako kasininkė ten 27,30 €, ir aš žiūriu į piniginę ir niekaip nesugebu suskaičiuoti, kiek jie reikia duoti. Tai aš jai paduodu piniginę, sakau, būkit maloni, pati pasimkit, kiek reikia. Tikiuosi, kad pasiėmė, kiek reikia, nežinau, negaliu patikrinti. Ir suprantu, kad viskas, atėjo pabaiga mano psichikai, kad reikia kažką daryti. Tai aišku, kad tuo metu mano viena iš tezių buvo, aš ne psichas, aš į psichiatrijos ligoninę negulsiu, ten tik psichai guli. Ne? Emocinės gerovės supratimas buvo. Tai einu pas privatų psichiatrą. Jisai man išrašo kalną vaistų, mes esam šiek tiek su juo pažįstami iš seniau. Ir jisai sako, aš tau negaliu tam tikrų grupių vaistų rašyti, nes tavo psichikos sveikata jau yra tokiam dugne, kad aš bijau tau skirti vaistų, kurie tau gali padaryti tam tikrų dalykų. Aš sakau, kokių dalykų? Sako, ten rašo, pasiskaityk tam tikrus lapelius informacinius prie vaistų. Aišku, kad viskas griūna, nei vienas iš tų 4 psichiką veikiančių vaistų neveikia ne tik tais tinkamai, bet daužo tik tais šalutiniai poveikiai, tai reiškia, atsiranda džiūrus jautrumas šviesai, realiai galiu būti tik tais su tamsiais akiniais visą laiką. Visi tie simptomai, kurie buvo iki tol, yra amplifikuoti, viskas tik tais blogiau. Dar po savaitės atsibundu kraujo klane vonioj, supratau, kad tiesiog nuo išsekimo nulpau, susimušiau nosies pertvarą, susiskaldžiau. Ir suprantu, kad reikia išreikalautų magiškų piliulių iš savo psichiatro. Nukeliauju pas psichiatrą, sakau, žiūrėk, man nesvarbu, ką tu ten sakėjai, davai tu man išrašyk tų vaistų. Jisai, aišku, ten kokie 45 minutės muistosi, nes yra tikrai superinis profesionalas, sako, žiūrėk, man žiauriai baisu, bet sako, aš man sunku matyti tave tokį, pabandom. Sako, palauk keletą dienų, kol baigs galioti visi tą psichiką veikiantys vaistai, kuriuos dabar gėrė, ir gali pamandyti šitus. Tai buvo tiesiog tipiniai SSRI grupės antidepresantai. Ar aš skaičiau informacinį lapelį? Kas skaito tos informacinius lapelius? Po to pabandyk, kad gal jį sudėti neįmanoma, ten jo suvinio. Ar aš atsiminiau, kad reikia palaukti 3 dienas, kai esi visiškai panikoj ir jauti, kad pasaulis sugriuvo, nieks ten nelaukia tų dienų. Tai vadinama suicidiniu epizodu. Tai yra tai, kas mane ištiko išgėrus vaistą po kokių gerų 3 valandų. Kuomet aš šventai įtikėjau, kad mano sūnus, kuriam buvo tuo metu 3 metukai, išgyvens be tėčio, viskas tvarkoja. Vienintelis išsigelbėjimas yra nutraukti savo gyvybę. Man tuo metu taip atrodė. Ir visiems žmonėms, kuriem patariu arba pakonsultuoju, kurių artimieji yra nusižudę, suprantu, kad ta būklė, ta būsena suicidinė, kurioje esi ten, nieko panašaus su tuo žmogum,
kurį tu pažinojai, nėra, nes tai yra tiesiog paveikta labai stipriai psichika. Ir aš galvoju, man tiesiog atėjo toksai, na žinot, kaip čia šviesos spindulėlis, galvoju, bent jau parašysiu aš tam savo bičiuliui psichiatrui, nes mes kasdieną po kelis kartus skambindavomės. Jisai klausdavo, kaip tu laikaisi, tai aš jam vis ten atsakydavau, galvoju, prašysiu žinutę, kad žiūrėk. Nu, šį kartą nepavyko. Kas esat girdėję, turbūt žmonės, kurie nutarė nutraukti savo gyvybę, prašviesėja, pasitaiso nuotaiką, tampa galbūt kalbesni, lygiai taip pat aš priėmęs tą sprendimą pasijutau daug geriau. Ir tai yra vėlgi klaidinantis toksai giltinės gundymas, kad priėmė gerą sprendimą, iš tikrųjų tai yra visiškai atvirkščiai. Jisai man paskambina, mano tas gydytojas sako, nedėk ragelio, atvažiuok tiesiai pas mane į kliniką, pasakysiu 2 sakinius, neturiu teisės tavęs nei suriš, nei tavo antrankių uždėti, jeigu išklausęs tuos 2 sakinius nuspręsi daryti tai, ką reikia, tavo valia. Užteko proto, tiksliau gėdos turbūt dar kažkoks tai buvo krislelis nuvažiuoti į tą kliniką, atsisėdau ir jisai sako, žiūrėk, Almantai, jeigu tu galvoji, kad tu nesugadinsi gyvenimo man, savo mažam sūnui, savo sutuoktiniai, savo tėvams, savo bičiuliam ir visiems, kurie tave pažinojo, tai tu žiauriai klysti. Priėmė šitą sprendimą, jokių kitų sprendimų gyvenime negalėsi padaryti. Tamsią naktį atrodo, kad visur yra tamsa, kad nėra šviesos, bet tikrai viltis yra ir sako, jeigu apsispręsi, kad visgi nori pasirinkti gyvenimą, padavė man kortelę su vardu ir telefono numeriu psichiatro, kuris dirbo Vasaros gatvėje psichikos sveikatos centre. Sunku apie tai pasakot, bet kaip suprantat, šiandien jeigu stoviu, tai pasirinkau gyvenimą. Ir čia buvo juodžiausias taškas mano istorijos. Šiaip fun fact, atvykau į ligoninę tokios būklės, kad vienoj venoj buvo įkištas ir leidžiamas skystis, kad palaikytų apsitai skysčius mano kūne, nes negebėjau atsigerti savarankiškai, kitoj venoj buvo lašelinė su raminamaisiais vaistais. Tai po 5 dienų jau geriau pasijutęs, kulniavau link tualeto koridorium ir matau veidą kažkoks panašus. Veidas man sako, sveikas Almantai, ką tu čia lankai? Aš niekaip negaliu atgaminti, aš tikrai nieko nelankau, aš gydausi, sergu ir sakau, sveikas, nelabai pamenu. Ir po to, žinot, kai būna flashbackas, taigi čia kolega iš to paties skyriaus, kur aš dirbu, iš toj pačioje darbovietėje, kur mane atleido. Liaudiškai tariant, gerai sukilo šūdas man, mus paguldė į tą pačią palatą. Turėjom temų aptarimui, kaip galit suprasti, apie vadovus, kuriem niekas nesvarbu išskyrus galutinę eilutę, kiek galima išspausti iš žmonių, apie organizacijas, kurios turinčios visus lipdukus geba pasirūpinti taip, kad tuos nuvarytus arklius nušauna. Ir sugalvoju, kad reikėtų užsimti švietėjišką veiklą, įkurti, pavyzdžiui, konferenciją, podcastą, nežinau, leisti žurnalą apie emocinę sveikatą. Tai, ką aš esmės dabar darau, ir toks kažkaip visai jau pasitaisęs, praėjus keliem mėnesiam, gaunu skambutį iš pažįstamo žmogaus, sako, atvaryk pas mane pasikalbėti, mes įkūrėm startuolį technologijų, gavom labai dosnų investą ir mums reikia žmogaus, kuris padėtų vadovauti technologijų skyriui. Suprantat, vėl grįžtat atgal į tas pačias pinklės, kuriuose buvau, ne? Ta galutinė eilutė visą laiką džiugina, tai dar ant viršaus sako, kokie tavo lūkesčiai, galvoju, iš 3 padauginsiu, gal bus daugokai, bet jei sutiks, tai okei, vabank, sako, gerai, važiuojam. Birželio 11 diena, žiauriai karšta, prieš pat pandemiją. Žinot, tik tais bailiai važinėja dviračiai su šalmais, ne? Čia šaržuoju, galit nutuokti. Po to susitikimo važiuoju link Gedimino prospekto Vilniuje, dingsta vaizdas.
Ir atsibundu vėl ligoninėj. Ir galvoju, blėt, kas čia per sapnas? Atsiprašau už keiksmus. Kodėl aš vėl psichiatrinį? Ir pasilenkusi seselė mane apžiūrinėje, sako, jūs jau viskas, jau sąmoningas. Sakau, ką reiškia sąmoningas? Sakau, kodėl aš vėl į ligoninę? Sako, jūs partrenkė su mašina, jūs važiavote su dviračiu ir jūs partrenkė automobilis. Tai žinot, kaip filme pradeda ryškėti čia žaizdos, susakstyta krūtinė, kadangi sulaužytas krūtinkaulis. O viduje toks geras jausmas, gal blemba, kaip faina, taigi čia paprasta ligoninė. Tie visi kaulai užgis, tos visos mėlynės užgis, čia ranka nesivaldo, viskas bus ok. Tai va, ir tiesą pasakius, netikiu jokiais nušvietimais ar kažkokiais ženklais iš viršaus, bet tuo metu man kirbėjo toks jausmas, kad gal visgi vertėtų negrįžti į tą technologijų pusę, kur aš dirbau, nors nieko tikrai blogo apie IT sektorių negaliu pasakyti, nuostabus ir labai ekonomiką auginantis sektorius, bet ne man, aš esu kūrybininkas. Ir tada pagalvojau, kad reikia užsimti visgi kūrybinėm veiklom, pabandyti save galbūt daryti tai, kas mane veža, kas galėtų papildyti mano tuos emocinius ir psichologinius resursus. Susitikęs su žmonėm, kurie organizavo konferencijas, ištinka, aišku, pandemija, vėl sudėtingiau viską daryti, reikia organizuoti nuotolinę konferenciją ir susidėliojom tokį nuotolinę konferenciją apie emocinę gerovę organizacijų kontekste. Tas break-even taškas, kuomet suprantam, kad jeigu surinksim tam tikrą kiekį žmonių, galėsim tęsti ir galbūt antrą kartą jau šiek tiek tapti pelningesni su ta konferencija, buvo 800 žmonių. Pabandykit atspėti, kiek prisijungė pirmais metais. Primenu, planavom 800, o kaip galvojat, kiek prisijungė? 20 žmonių? 16 000. Tai buvo aiški indikacija, kad šitom temom privalom kalbėti, kad šitom temom per mažai kalbama. Tai Diana minėjo, kad ir Žalią šviesą berods 21 metais pradėjome, mes panašiai pradėjom kurti Logov konferenciją ir jinai jau yra užaugus daugiau nei 5 kartus nuo to momento. Ir, žinot, grįždamas atgal į pačią pradžią pokalbio, kai aš pasakau, kad turėjau tą svajonę, 4 vaikus, gyvent kažkokiam name, ar ne, tada svajojau kažkokią turėti profesiją, kuri būtų labai tiksli, technologiška. Tai šiandien aš nieko neturiu, kas būtų su tuo susiję, absoliučiai nieko. Gyvenu centre bute, turiu vieną vaiką, dirbu kūrybininku, galima turbūt taip pavadinti. Net niekada nesvajojau, kad galiu būti toks laimingas, tiesą pasakius. Man atrodo tai, kad aš, žinot, buvau vedinas nebūtinai savo svajonės, galbūt kažkieno kito matytos, galbūt multiplikaciniuose filmukuose suformuotas, nes ta svajonė gimė, kai aš buvau vaikas. Tai po ilgų metų terapijos galiu pasakyti, kad mes keičiam, šviečiam vis kitą spalvą ir man atrodo, žiauriai prasmingai yra pasistatyti prieš save veidrodį, suprast, susipažinti, kas aš iš tikrųjų esu. Tai mano vaikas man atstoja turbūt kokius 5 savo guvumu, aktyvumu, jau dabar paaugliškais durnais klausimais. ir tikrai, tai sveikinu save, kad pasirinkau tuo metu gyvenimą, buvo pats geriausias pasaulyje pasirinkimas mano gyvenime. Tai ačiū, kad išklausėt ir linkiu visada visiems rinktis tik gyvenimą.